Labą dieną, moksleiviai. Šiandieną pasikartosime temą Prancūzijos revoliucija. Tai kas paėmė Bastiliją? Klausiu. Mes nieko neėmėm, visi iškart namo išvažiavom. Čia ne mūsų, čia Tulo pirmakursų darbas. Jie visada mūsų viską suverčia, žąsinai. Nebegaliu dirbti su tokiais idiotais. Einu pas jūsų klasės auklėtoją. Kas tau čia dabar atsitiko, kad tokia įsiaudrinusi? Geriau paklaus savo grupės, kas paėmė Bastiliją. Nei vienas neprisipažįsta. Kodėl vis mano vaikai turi būti kalti? Ar matei, kad ėmė? Kodėl vis juos kaltini? Nebegaliu, einu pas direktorių. Gal jis išspręs šitą klausimą. Prašau užeiti. Labą dieną. Labą dieną. Kokiu klausimu užėjot pas mane? Suprantat, tamsta direktoriau, aš dėl Bastilijos. Visi antrakursiai nežino, kas paėmė Bastiliją. Nusiramink. Mes išsiaiškinsime, kas paėmė Bastiliją ir grąžins. Užeikite po mėnesio. Mes pasidomėsime ir išsiaiškinsime. Ačiū, direktoriu, ačiū. Prašom užeiti, labą dieną, bet jau atvažiavo, tai gal kavos? O kokį reikalų pas mane? Nu, jūs suprantat, mūsų mokykloje visiškai betvarkė. Niekas nežino, kur dingo Bastilija. Direktorius nežino, klasės vadovai nežino. Ai, Bastilija, suprantat, čia toks reikalas, kurį reikėtų išsiaiškinti. Aš jums siūlyčiau mūsų psichologijų mokyklą pasikviesti. Jinai ir išsiaiškins, kas paėmė ir kodėl paėmė. O šiaip tai jūsų mokykla turi gerą vardą, tokių dalykų būti negali. Nu, aišku, matau, čia tvarkos nebus. Važiuoju pas ministrą. Labą dieną. Labai manau, kad atvykote čia pas mus iš savo mokyklėlės, tai turiu kiekvienos mokyklos reikalai. Mūsų mokyklos suprantantė nežino, kas paėmė Bastiliją. Direktorius nežino, skyriaus vedėja nežino. Iš kokios jūs mokyklos esate? Kaip jūs nežinot iš kokios mokyklos? Ai, iš Alantos, tiesa. Taip. Aha. Na, matot, jūsų mokykla turi neblogą mokinių krepšelį, tad galėtų nusipirkti, aš paskambinčiau direktoriui. Na, bet iš tikrųjų pasiūlyčiau rašyti projektus įvairius, gauti bent 10 Bastilijų iš Europos. O, žinokit, ačiū, esu jums labai dėkinga, Ačiū, toks malonus. Apsikelti, jo, atvažiuokit vėl, tai šimtai išprotėjo. Na, tenelė, tai lauk. Aš nesuprantu. Ačiū, vyrai.